Kitas dietologų išgirtas maistas yra ankštiniai. Bet skirtingai nuo, tarkim, super maistų vadinamųjų, tai nėra jokia naujovė. Ankštiniai yra vos ne pats tradiciškiausias įvairių kultūrų maistas, ką žmonės valgia. Nu, pažiūrėkim, Azija, Kinija, Japonija soją naudoja, Amerika pupeles, Indija pupuolės vadinama dala. Ir Europoje žmonės taip pat valgia lęšį, žirnius, pupas. Jeigu mes lietuviškus tradicinius patiekalus pažiūrėsim, tai pupų ir žirnių yra labai daug kur. Ir aišku, suprantama, kodėl. Tai yra sotus maistas. Labai daug yra tų maistingų medžiagų ir labai įvairių. Ką noriu atkreipti dėmesį, kad jeigu pupelės, pavyzdžiui, žalios arba lęšiai žali ir lęšiai, tarkim, raudoni, jie visi turi skirtingas maistingasias medžiagas. Tai jeigu mes vieną dieną valgom vienus, tai kitą dieną laisvai galim valgyti kitus. Ir jie yra santykinai pigus, todėl kad kaip augalai ankštiniai yra atsparus, beje ir daržui labai naudingi. Kodėl žmonės jų valgo mažai? Kažkiek galim manyti, kad kultūriškai, nes buvo asocijuojama su vargšų maistu, nes turtingi valgė mėsą, o vargšai valgė žirnius ir pupas. Amerikoje pupelė su kukurūzų duona. Bet dažniausiai dėl to, kad, sako, nemokam pagaminti. Taip, nevirškina arba neskanu. O iš tikrųjų pagaminti yra visiškai nesunku. Yra du dalykai. Pirmas dalykas, kad juos reikia mirkyti. Tas šiek tiek komplikuoja, nes reikia iš vakaro pagalvoti, kad šiandien virsiu pupeles arba avinžirnius arba žirnius. Bet yra tų, kurių mirkyti praktiškai nereikia, dėl to jie tokie populiarūs, tai lęšiai. Lęšių mirkyti nereikia, lęšiai gali būti rausvi, gelsvi, žali, juodi, rudi, priklausomai kur jie yra užaugę ir kokia jų rūšis. Kuo lęšiai šviesesni, tuo švelnesni. Tai jeigu verdam vaikui, tai rausvi dažniausiai lęšiai arba valytos pupuolės, tai yra geltoni. Jeigu juodus arba rudus arba žalius, jau jausim tokį, aitresnį skonį, bet jų nereikia mirkyti. Pupuolės, originale sakytume dala, tai Indijoje populiariausia čia yra tokios mažos pupytės. Jų didžiausias privalumas, kad jos labai gerai sudaigintos. Ir jas galim sudaiginti namų sąlygom, tai ypatingos patirties. Tiesiog nupildami vandenį ryte ir vakare nuo kažkokio indo, kuriame su vandeniu laikom. Labai greit sudygsta ir galim naudoti jau sudaigintas. Bet jeigu nedaiginam, o verdam, tai jas reikėtų šiek tiek pamirkyti. Tai pavyzdžiui, tos pačios dienos ryte užsimerkti, ar bent prieš kokias 5 valandas užsimerkti ir po to pavirti. Virti reikia nuoširdžiai visus ankštinius, ta prasme, kad daržovės mums geriau kuo trumpiau virti, o ankštinius praktiškai geriau virti kuo ilgiau ir keisti vandenį. Kuo jie yra didesni, tarkim jau, aš paminėjau tos, kurios mirkyti nereikia, šitos reikia mirkyti trumpai. Bet tarkim, avinžirnius, pupeles, jeigu jos nėra šviežiai nuo daržo surinktos, pupas, tai mirkom per naktį ir keičiam vandenį. Ryte pakeičiam, prieš virimą vėl pakeičiam. Ir nepakenktų dar ir užvirus pakeisti vandenį. Kodėl? Todėl, kad šitie augalai turi aktyvias tokias medžiagas, kurios saugo juos nuo kenkėjų. Ir jos iš tikrųjų saugo nuo suirimo patį augalą. O ką mes darom virškinimo metu, mes ardom. Tai norint geriau suvirškinti, reikia suardyti. Tai pavyzdžiui, ta visa fermentuotos sojos kultūra irgi iš to yra kilus. Kad soja netgi išvirta, mes sunkiai pasisavinam, sunkiai suvirškinam, ją reikia fermentuoti. Kitus ankštinius mes galim tiesiog gerai išvirti. Ką reiškia gerai išvirti? Išmirkyti, pakeisti vandenį, virti kai kurias valandas, nuo 45 minučių iki valandos. Lęšių tiek nereikia virti, pusvalandį užtenka. Ir būtinai dėti prieskonių. Prieskonių tokių, kokių jūs mėgstat, galima dėti visai neutralių, tokių kaip lauro lapai, cinamono lazdelė, kadugio uogos,
pipirai vienokie, kitokie, ciberžolė. Dalį prieskonių, pavyzdžiui, galima išgraibyti, tai vaikai nepastebės, kad tie prieskoniai buvo tokių, kaip, pavyzdžiui, lauro lapai ir gvazdikėliai. Bet tie prieskoniai taip pat padeda tų fitatų atsikratyti, kad jie nusiplautų, nes jeigu lieka tos medžiagos, tai mums po to yra sunku virškinti. Ir dėl skonio taip pat prieskoniai yra reikalingi. Taip pat siūlyčiau nenaudoti labai riebių padažų prie ankštinių, nes bus sunkiau suvirškinti, čia puikiai tinka aliejus, bet koks geras, bet kokios rūšies, ar ten sezamo, ar alyvuogių, ar saulėgrąžų ir žalios daržovės. Ir prieskoniukų, kuo daugiau dėsit prieskonių, tuo lengviau susivirškins ankštiniai, o maistingų medžiagų gausim daug ir dar, kas labai svarbu, jie visai neina į kūną. Visai neina. Ir cukraus nekelia.